Labadiena, rubrika Skaitau, aš Agnė Deresevičiūtė. Panevėžio apskrities Gabrielės Petkičaitės bitės viešoji biblioteka jau 10-ąjį kartą apdovanos geriausius Panevėžio regiono bibliotekininkus. Vertinimo komisija išrinko šiemečius nominacijos Ad Astra laureatus, tad apie tai ir kalbėsime su Egle Vaitkevičiūte, bibliotekos projektų valdymo specialiste. Labas, Egle. Labas, Agnė. Tai pirmiausia, galbūt apie kasdienybę, kaip šiandien atrodo bibliotekininko darbas regione ir kodėl jisai toks svarbus bendruomeniai ir Lietuvai. Bibliotekininkas ypatingai regione atlieka iš tikrųjų labai svarbų vaidmenį, atlieka daug funkcijų ir pati dirbu regiono bibliotekų strateginės plėtros skyriuje. Ir matau jų darbą ir veiklas gana iš arti. Visai neseniai dar lankėmės ir Gustonių bibliotekoje, tai tokį gal kaip naujausią pavyzdį norisi paminėti, kadangi kaimiškose gyvenvietėse, miesteliuose mažėja kultūros, švietimo netgi įstaigų ir laisvalaikio leidimo vietų, nebent aišku, jeigu yra dar stiprios bendruomenės, tai tos bibliotekos tampa tokiais daugiafunkciais centrais, netgi yra toks pavadinimas kaip universalus daugiafunkcis centras. Tai vat mano minima Gustonių biblioteka būtent ir yra UDC. Ir iš tikrųjų ten bibliotekininkas tampa toks, daugiausia moteris dirba, tai sakysiu, kaip bendruomenės mama. Pas tą mamą ateina gyventojai, ir vaikai, ir paaugliai, ir suaugusiai, senjorai. Ir realybė yra tokia, kad jie ten netgi ateina elementarių socialinių įgūdžių mokytis netgi. Taip pat ir leisti laiką. Tiesiog būna net ir žiūri televizorių, ar užsiima kažkokiais žaidimais, rankdarbiais, kažkokias parodas susiorganizuoja. Taip pat ir konsultuojasi įvairiais klausimais, nes turbūt biblioteka, ypač regione, kaip minėjau, yra toks kaip ir vienintelis traukos centras. Ir tu čia gali atėjęs gauti ir visą informaciją, ir konsultacijas, taip pat ir mokymus, kompiuterinio raštingumo. Dabar ypač svarbi tema yra kritinis mąstymas, dezinformacija. Tai visas tas paslaugas nuo mažiausio iki senjoro teikia biblioteka. Ad Astra apdovanojimų ištakos, iš kur kilo ši iniciatyva ir pavadinimo pasirinkimo motyvai, prasmė, kokias vertybės jį neša šiandien. Ad Astra nominacijos pavadinimas kilo iš Gabrielės Petkevičaitės bitės romano tuo pačiu pavadinimu, kuriame akcentuojamos pagrindinės vertybės, tai tarnystė bendruomeniai, kilnumas, pagalba kitam. Pati bitė buvo filantropė, visuomenininkė ir tų apdovanojimų skirtų pagerbti labiausiai nusipelniusius, iškiliausius, labiausiai tarnaujančius savo bendruomenį bibliotekininkus būtent ir kilo iš to romano pavadinimo, iš žvaigždės. Tai ir simbolizuoja pamatinės tokias vertybės, kaip ir bibliotekininko darbas yra apie tarnystę žmogui, paslaugų kūrimą, atsidavimą. Tai iš tikrųjų vertybinis tas pagrindas. Pirmą kartą apdovanojimai buvo organizuoti 2017 metais ir mūsų skyrius, kaip regiono skyrius, kaip koordinuoja visada, organizuoja tuos apdovanojimus. Na ir šiemet taip turėsime juos jubiliejinius 10-uosius. O tai jeigu į šiandieną žiūrint, ar ne, šių metų Ad Astra, kuo kitokia, ypatinga, jau paminėjai, kad bus jubiliejiniai, bet gal yra dar kažkokių naujienų? Yra naujienų, taip. Ad Astra šiemet jubiliejinė ir turėjome tokią užmačią tikslą padaryti šią šventę tokį iškilmingesnę. Buvome užsibrėžę tokį maksimalų planą, išeiti iš bibliotekos erdvių, padaryti išties iškilmingą šventę. Po to papasakosiu, inicijavome ir paramos kompaniją su šituo prioritetu. Bet iš esmės tai šiemet taip yra jubiliejinė ir turėjome tikslą ir jį pasiekėme, džiaugiuosi. Pirmą kartą įsteigti bibliotekininkams ir piniginį prizą apdovanojimą. Visada būdavo rodolito medalis skulptoriaus Pajuodžio
toks Adastro ženklas įteikiamas 3 nominantams. O šiemet jie gaus ir piniginį prizą. Jau šiek tiek atskleidžia kortas. Tai šiemet turėsime rėmėjų. Ieškojame iš vietos verslų, kas norėtų ir galėtų prisidėti, tapti mecenatais. Ir radome. Tai Metalistas LT. Tai nėra vien tik įmonės, už jų aišku yra žmonės. Tai Metalisto direktorius Mantas Gudas, su kuriuo jau biblioteka turėjo prasmingą iniciatyvą. Čia toks kaip ir partnerystės pavyzdys, kaip asmeninis Manto pomėgis filosofui Šliogeriui, jo atminimui. Tai kartu su bibliotekos specialistais buvo atidaryta ir Šliogerio interneto svetainė, ir bibliotekininkai taip pat dalyvavo ir atminimo skvero atidarime. Tai žinoma svarbiausia yra žmonės, tai kasgi šiemet tapo laureatais ir už ką bus apdovanoti laureatai. Gal gali trumpai ar papasakoti, galbūt perskaityti, nes turbūt sudėtinga viską įsiminti, kiekvieno žmogaus nuopelnus, tai klausome. Nevalia suklysti. Nevalia. Tai šiemet 3 laureatės išrinktos, buvo nominuotos, kandidatūras siūlė regiono bibliotekų atstovai. Tai taip, 3 laureatės, tai būtų pirmoji Edita Jareckaitė iš Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos. Ji gavo apdovanojimą už projektinę veiklą, inovacijas, naujų paslaugų kūrimą ir bibliotekos plėtrą. Sekanti laureatė kategorijoje Elena Baronienė iš Rokiškio rajono Panemunio filialo už bendruomenės telkimą, skaitymo skatinimo veiklas ir bibliotekos stiprinimą kaip gyvos erdvės. Ir Eglė Diečenko iš Kavarsko pagrindinės mokyklos daugiafunkcio centro, kaip ir minėjau jau, už darbą su mokyklos bendruomenės, skaitymo skatinimą ir edukacinės veiklas. Tai visos 3 laureatės yra skirtingos, bet jas visas vienyje bendras vardiklis toks, tai nuopelnai regiono bendruomenėms. Bibliotekos kolegos visiškai neseniai lankėsi Danijoje ir kaip ten atrodo bibliotekų veikla platesnėme Europos kontekste ir ar partnerystė yra kaip norma. Iš tikrųjų labai šviežios tos žinios, kolegos grįžo ir pirmadienį tik pasidalino žiniomis, kaip veikia Danijos bibliotekos, lankėsi bent keliose. Tai Danija vis tiek yra arčiau Skandinavijos. Tai iš tikrųjų ten bibliotekos pakeitė veiklos pobūdį, gal net galima sakyti. Yra didžiulės erdvės, galiu kaip vieną pavyzdį paminėti, tiesiog 28 000 kvadratinių metrų patalpų. Ir bibliotekininkai veikia partnerysčių pagrindu. Tai ten yra laikoma, kad jeigu to bibliotekininko etatas negeneruoja kažkokių naujų partnerysčių, nepritraukia iš išorės verslo ar bendruomenės kažkokių iniciatyvų, kurie patys bibliotekoje kažką organizuoja, ar tai būtų renginiai, koncertai, kažkokios veiklos, susitikimai, tai yra laikoma, kad tas etatas net ir nereikalingas yra. O pas mus Lietuvoje yra priešingai. Bibliotekininkas, turim posakį, pats ir šoka, ir ploja, ir dainuoja. Tai mes turime labai daug iniciatyvų lietuviai ir tikrai labai daug veikiame, bet darome viską nuo iki. Patys tyriame poreikį iš bendruomenės, iš tų vartotojų mūsų, patys sugalvojame kažkokias paslaugas ar renginius, patys organizuojame, tada patys visus sukviečiame, įgyvendiname ir dar tęstinumą užtikriname. Tai iš tikrųjų skandinavų pavyzdys, negalima sakyti, kad čia siektinas ar panašiai, bet mes jau šiek tiek perimame tokių pavienių gal veikimo tų modelių ir kažkokias pavienės iniciatyvas tikrai organizuojame, nemažai ir savanorių traukiame, ir jaunimo, ir seniorų. Bet aš galvoju, kad galbūt mes esame per daug užimti, tie darbingo amžiaus žmonės, gal skandinavai sakytume, geriau gyvena ir gali sau leisti labiau taip laisviau kažkaip gyventi ir savanoriauti, užsimti tą tokią širdžiai malonę veiklą, kūrybą, kultūrinėmis visokiamis veiklomis.
Bet iš tikrųjų vis tiek smagu matyti, kad yra tų pavienių iniciatyvų, tiek ir su verslu, pati esu ne tai, kad tiesiogiai atsakinga, bet tas kontaktinis asmuo, kuris lankosi ir verslo pusryčiuose, su bendruomenėmis daugiau gal bendrauja, su išorė, išeina į tuos tokius tarp sektorinius bendradarbiavimus. Tai iš tikrųjų labai galima sukurti gerų prasmingų iniciatyvų ir tą verslą įtraukiant, ir žmonės. Bet Skandinavijoje tai yra tiesiog jau kaip veikimo modelis, pas mus kažkaip dalinai tik. Mes einame link to. Turbūt tikriausiai. gal turime savo kažkokį unikalumą, vis tiek mus daugiau reglamentuojamės, daugiau taisyklių įvairių laikomės, aprašų, tai mažiau gal tos laisvės, bet tiesiog įdomu gal pasidalinti šviežiamis tomis žinomis. Ir čia natūraliai prieiname prie mecenatystės temos. Kas tai yra šiandien, kodėl jinai yra tokia svarbi kultūros laukui? Mecenatas apibrėžiamas kaip žmogus arba organizacija, kuris tiesiogiai prisideda prie kultūros, meno, švietimo, paramos, bendruomenės stiprinimo. Tai šiaip iš esmės mecenatų yra bet kas, kuris prisideda bent kažkiek ir jau yra valstybės lygmenių, yra skirstoma, ten būna savivaldybės mecenatas, bendruomenės ir jau nacionaliniu mastu pripažįstamas mecenatas, jau jo įrašomas vardas į Lietuvos nacionalinę muziejų saugomą mecenatų knygą, tai jau įprasminamas visam laikui ir istorijai įrašomas jo vardas. Tai ten jau yra pagal tam tikras sumas, bet iš esmės mecenatas prisideda prie kultūros, meno ir švietimo, kaip minėjau, rėmimo. Tai nebūtinai turi iš esmės būti finansinė parama, gal reikia peržengti tą barjerą, manant, kad visada yra kas prašo ir ieškai kas duos. Tai nėra tikrai taip primityvu. Sutelkiant jėgą, suburiant bendruomenę kažkokiam bendram tikslui, galima gražių rezultatų pasiekti. Kaip ir minėjau, iš Metalisto LT vadovo Manto Gudo tiesiog asmeninio domėjimosi filosofu, Šliogeriu atminimu gimė ir interneto svetainė, ir įamžinantis skveras, o kai puoselėjai ir remi kultūrą, ją plėtoji, čia yra toks kaip ir gero gyvenimo gal požymis. Žmonės truputį virš rutininių tų kasdienių veiklų pakyla į šiek tiek aukštesnius tikslus. Ir čia yra tokia graži savotiška investicija netgi į bendruomenę, į tą grįžtamąjį ryšį, nes iki šiol, aišku, gal jau kuris laikas vis plačiau apie tai kalbama ir daroma, bet anksčiau būdavo lyg taisyklė labiau remiamas sportas, o kultūra kažkur lieka, nes tai nėra taip matoma, taip tokia reklama. O dabar vis atsigrėžia tikrai verslai, norintys auginti, prisidėti, padėkoti galų gale bendruomeniai, kad vardan ko jie dirba ir kodėl. Iš tikrųjų yra ar verslai, ar kitos organizacijos tikrai daug tų formų gali būti ir patys pavieniai asmenys gali prisidėti. Fiziniai tiesiog. Taip. Ir bet koks tas indėlis yra svarbus, tai tikrai nėra klišėtas posakis, tiesiog kaip pavyzdys, nežinau, skrusdelynas, tai tu po mažą žingsnelį kažkokį padarysi ir tu iš to gausis kažkoks didelis kūrinys, rezultatas. Tai ar tai fizinė parama, ar paslaugos, prekės, įvairių gali būti tų būdų. Konsultacijos galų gale. Taip, tiesiog. Pasidalinimas patirtimi. Ir ta mecenatystė, aš tikrai kažkaip matau, kad įgauna pagreitį šiek tiek formą ir ją gal atranda, jos tą visą esmę, prasmę atranda žmonės. Mažiau to tokio šabloninio nusistatymo, kas tai yra. Ir tikrai nereikia matyti, kaip vieni prašo, o kiti jau čia tokie kaip melžiami tarsi būtų. Ne taip yra iš tikrųjų. Nes kartais galbūt ir norėtų kultūrai kažką skirti, bet tų žingsnių nėra gal taip aiškiai apibrieštų, ar ne, ir garsiai pasakomų. Tai gal pabaigai apie iniciatyvą Prisidėk. Kas tai yra, kaip žmonės galėtų prie jos prisijungti? Prisidėk tai yra mūsų bibliotekos, Bitės bibliotekos paramos
iniciatyva, kampanija tokia. Šiemet startavome su ją. Tai yra mūsų toks kaip ir bandomasis projektas, sakykime. Šiemet norėsime pažiūrėti, kaip mums seksis. Tai Prisidėk yra kampanija kviečianti pavienius žmonės ar verslus prisidėti prie bibliotekos veiklų. Ir tą kvietimą galite pamatyti ir socialiniuose tinkluose, pridedame prie panašaus pobūdžio renginių, kurių galėtų būti daugiau. Ir jeigu matote, kas patinka, įrašo apačioje matysite, ar norite, kad tokių renginių būtų daugiau. Prisidėkite. PVB.lt /prisidėti. Rasite visą instrukciją. Integravome Paysera mokėjimo nurodymą. Ten galima tikrai ir 1 euru, ir nustatytų sumų klavišais pasirinkti, kokią sumą norite skirti ir pasirinkti kam. Tai šiuo metu kol kas dar koladastra neįvyko. Tai yra pirmas prioritetas būtent apkalbėti mūsų šiandien apdovanojimai. Tada yra edukacijoms, nes iš tikrųjų turime tikrai stiprų vaikų ir jaunimo kultūrinės edukacijos skyrių, o mes visi turime vaikų, jaunimo aplinkui ir užimtumo norim jiems kokybiško, edukuojančio ir mokančio ir turime puikias edukatorės. Tai yra, gali būti ir vasaros stovyklos, tiesiog labai platus spektras tų edukacijų, prie kurių galite prisidėti ir patys galite siūlyti. Biblioteka yra atvira pasiūlymams, visada galima nors ir raštelį registratūroje palikti ar elektroniniu paštu parašyti, koks tas poreikis yra. Ir bendrai paramai tiesiog, kur savo nuožiūrą biblioteka paskirstytų. Labai yra svarbu tai, kad tai yra labai skaidru ir už kiekvieną suaukotą eurą yra atsiskaitoma. Tai viskas yra vieša, skaidru, o remdamos įmonės gali ir mokestinėmis lengvatomis pasinaudoti. Tai šiaip ir valstybės visas aparatas palaiko tą paramos, tą visą iniciatyvą. Ten yra atsinaujinanti slankjuostė tokia tampolapyje, kur galite matyti progresą, kiek yra surinkta, kuriam prioritetui. Viskas atvira ir matoma. Tai mes tuo ir siekiame, biblioteka apskritai yra tiesiog skaidri ir atvira ir ypatingai parama turi žmogus matyti, kur jinai panaudota, ar tikslingai, ten, kur jis norėjo ir norime tą kolaboraciją, tokį tiltą sukurti tarp to rėmėjo ir mūsų, kurie atsiskaitome, kad jis tikrai matytų, galėtų daryti įtaką. Kartu sukurtume galiausiai, kaip ir minėjau, galbūt kažkokią edukaciją, vaikų vasaros stovyklą. Visur reikalingas ir inventorius, ir tos lėšos, ir žmogiškieji ištekliai. Tai čia netgi savotiškai žmogus gali įsitraukti tiesiogiai į bibliotekos veiklas ar netgi valdymą tam tikrą prasme. Galima taip ir sakyti, taip, jis gali daryti įtaką sprendimams ir galutiniam rezultatui. Su visais kalbam, bendraujam, ieškom sprendimo. Kągi, belieka palinkėti sėkmės ir atvirumo. Ir primenu, kad šiandieną svečiuose Eglė Vaitkevičiūtė kalbėjome apie Adastrą ir gražias iniciatyvas, dėkingumą. Dėkoju, Eglė. Ačiū, Agnė. Ir jaukių visiems skaitimų.